Labas. Vienas iš klausytojų manęs klausimą, ką daryti, jeigu esi labai jaunas, nepilnametis, kad prasimanyti pinigų. Tai reiškia, kuo užsimti, ką sugalvoti tokio, kad gal pinigų esi nepilnametis. Ir aš turiu čia sudėjęs 3 patarimus, ką galima daryti esant jaunam, nepilnamečiui, tam, kad prasimanyti pinigų. Atvirai šnekant, aš pats pradėjau dirbti samdomą darbą nuo 15, pirmą savo versliuką, tai šalia priekybą jau pradėjau daryti dar būdamas 12 metų. Tai šiokios tokios patirties turiu, ką gali daryti labai jaunas žmogus. Ir mano 3 patarimai kokiegi būtų. Patarimas numeris 1 - susirasti darbą. Aš labai rimtai iš tikrųjų, nors nesu samdomo darbo šalininkas, bet ką reikėtų išbandyti jaunam žmogui, bent kartą gyvenimą išbandyti, sakau, nebūtinai dirbti visą gyvenimą, išbandyti samdomą darbą. Ir ką aš pradėjau daryti būdamas 15, tai pradėjau dirbti baruose. Iš tikrųjų, pirmas mano darbas buvo tokiuose žvejų kultūros rūmuose, kur dirbau tiesiog padavėjų barmenų tada, kada reikėdavo pagalbos per renginius. Tai buvo pirmas darbas, kuris vėliau išsivystė į ganėtinai profesionalią padavėjo barmeno karjerą. Jeigu negali susirasti darbo, pradėk savanoriauti. Ir ką turi suprasti, jeigu esi labai jaunas ir žiūri šitą video, tai savanoriška veikla gali būti duris į darbą, į karjerą, į verslo pasiūlymus. Nes verslininkai, veiklūs žmonės ieško tokių žmonių, kurie yra linkę padirbėti nemokamai, yra linkę padirbėti visuomenės naudai, tam, kad vėliau turėtų pelną arba grąžą. Lygiai taip pat geras pavyzdys būtų padirbėti nemokamai kažkam tai samdomam darbe, mėnesį galbūt 2, tam, kad užsirekomenduoti ir vėliau dirbti už atlyginimą. Su to jaunu skaitytoju, kuris man užduoja klausimą, sako, tai ką daryti darbe, kad mane priimtų, jeigu aš esu jaunas. Tai būtų atkakliam. Akivaizdu, kad konkurencija yra didelė ir susirasti darbą nėra taip lengva, bet atkaklumas, žingeidumas ir noras tobulėti bus tos savybės, kurios padės judėti prieki. Kodėl man ganėtinai neblogai sekėsi dar jaunystėje, kad dirbau baruose? Todėl, kad aš turėjau nepaprastai didelį norą būti geriausiu savo srity ir nepaprastai didelį smalsumą. Kai man buvo 16 metų, ką aš veikiau, aš buvau padėjėjas, o tai reiškia, kad Rūsyje visą vasarą Palangoj blizginau įrankius. Bet ką aš dariau po darbo savo valandų, lipdavau viršų prie baro, kur kiekvieną vakarą klausinėdavau barmeno Gedo, kuris man ir šią dieną yra autoritetas gero barmeno, klausinėdavau apie kiekvieną gėrimą, apie kiekvieną kokteilį ir aš stengiausi žinoti viską apie barą, ką tik tais galima sužinoti. Kuom galiausiai baigėsi mano smalsumas? Po berods 3 metų aš su savo mokytoju, autoritetu galėjau dirbti kartu už to paties baro, galėjau dirbti su Gedu, kas man buvo nepaprastai didelis pasiekimas. Tai numeris 1 patarimas, kaip sakiau, susiras darbą, eik savanoriauti, net jeigu tai reikės daryti pradžiai nemokamai, čia įgausi patirties ir tai atvers duris į platesnius vandenis. Patarimas numeris 2. Jeigu to dar nedarai, pradėk skaityti knygas. Knygas ne tas, kurios mokykloje duoda skaityti, o asmeninio tobulėjimo knygas. Psichologinės knygas apie bendravimą, apie pardavimus, tai yra apie tuos įgūdžius, kurių šiai dienai realiai reikia gyvenime. Nuo ko pradėti? Manau, kad viena paprasčiausių knygų to paties Roberto Kiyosakio, 2 tėčiai, turtingas ir vargšas. Jeigu perskaitai Kiyosakį, pasimk Tony Robbins, Neribota galia, tą knygą perskaityk. Bet ne tik perskaityk knygą, bet ir padaryk tai, kas ten parašyta. Jeigu duodama yra kažkokia užduotis, padaryk tą užduotį, išbandyk. Kada kitą kartą, jeigu ne dabar, kada turi laiko ir esi jaunas, galėsi išbandyti šios dalykus. Taip pat nueik į seminarus, nueik bent jau į keletą gerų seminarų, labai nemaža dalis seminarų Lietuvoje, kurie vyksta, yra nemokami arba labai pigus, turiuomenį 5, 10, 15 eurų. Sudalyvauk seminaruose, pasižiūrėk, ką daro sėkmingi žmonės ir modeliuok juos. Taip pat audio knygos. Kiekvieną dieną eidamas į sportą, eidamas į darbą, važiuodamas klausau audio knygų. Tai man padeda augti ir tobulėti ir gauti informaciją ir žinias tas, kurių šiai dienai reikia rinkoje. Tai susirask audio knygų, savo mėgstamų lektorių, kaip lygiai to paties Kiyosakio ar to paties Tony Robbinso ar Alan Watts, būtent ką dabar klausau, yra krūvos gerų audio knygų, pasiklausyk tas audio knygas. Jeigu nori gerą seminarą, specialiai jaunimui, specialiai žmonėms, nes studentams ir jaunesniems yra speciali kaina į 7 savaičių iššūkį, tai gali sudalyvauti 7 savaičių iššūkyje, nuorodą įdėsiu, tiesiog pasižiūrėk, kaina tikrai už savikainą, studentams ir jaunimui yra už savikainą. Ir trečias dalykas, ties ko reikėtų susirūpinti, tai yra ties savo įvaizdžiu internete. Ir ne tik tais įvaizdžiu, bet ir įtaka internete. Tai yra tai, ką tu komunikuoji ir kaip tave žmonės mato tam pačiam Facebook'e,
kam čia dar Instagram'e, Snapchat ir taip toliau. Nes tai, ką ten sudėsi, informacija lieka, kaip ten bebūtų. Aš tikiu, net tik tam pačiam Snapchat'e nėra taip, kad viskas išsitrina. Kažkokiu būdu ta informacija greičiausiai išsisaugo, nes taip nevyksta internetiniam pasauliu, kad viskas ima ir dingsta. Tai galvok, ką dedi į Facebooką, galvok, ką dedi į Instagramą ir panašiai, nes tos nuotraukas, tą turinį matys tavo būsimi darbdaviai, tie žmonės, kurie galbūt tave samdys arba užsakinės tavo paslaugas, jeigu būsi laisvai samdomas darbuotojas. Arba jeigu kursi verslą, tai bus tavo klientai, matys, kuo tu dalinies ir kuo tu gyveni. Taip kad kur profesionalų įvaizdį, nes šiais laikais socialinė įtaka, tai yra tavo socialinis svoris, lems jau dabar lemia labai daug dalykų, bet kuo toliau, tuo lems dar daugiau dalykų tavo gyvenime. Taip kad susiorientuok, kad tavo socialinė visa įtaka, socialinė plotmė būtų tvarkinga. Ir šito vietoj dar vienas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, kad orientuokis į technologijas, į tai, kas yra dabar tendencingai nauja, tai yra tas pats Facebookas, YouTube'as, Instagramas, Snapchat'as ar kas tai būtų. Tai jeigu esi jaunas, esi žymiai imlesnis technologijoms negu kad aš, ir šito vietoj labai gerai yra išmanyti gerai naujas technologijas, nes šių naujų technologijų specialistų tikrai reikia ir reikės ateityje. Taip kad viena vieta, ką, sakyčiau, reikėtų fokusuotis, tai yra technologijos. Tai tokie 3 patarimai. Savanorystė ir darbas, kurį galėtum susirasti jau dabar, tam aišku prireiks taklumo, knygos, seminarai, apsilankyk seminaruose, paskaityk knygas, paklausyk audio knygų ir aišku, sutvarkyk savo įvaizdį internete. Tai tokie 3 patarimai, ką daryti jaunam žmogui, kad prasimanyti pirmųjų pinigų. Tai ačiū, kad žiūrėjai, tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu nori daugiau informacijos apie tai, ką galima daryti, kad prasimanyti pinigų, nesvarbu esi jaunas ar senas, žemiau bus nuoroda į 3 būdus, kaip susikurti papildomas pajamas, kaip susikurti papildomą verslą. Tai tiesiog gali paspausti nuorodą ir gausi dar 3 patarimus video formatu, kiek ilgesnis video, ką galima daryti. Ačiū, žiūrėjai, iki.